Šitoj studijoje esu nuo pat pradžios ir mačiau, kaip viskas prasidėjo, kaip vystėsi, iki kokio lygmens dabar užaugo šitą studiją. Mes kuriam dar ir judesius pačios, juos kuriam kaip užduotis ir tuos judesius dedam į šokius. Atvažiavus čia studijuoti, ieškojome vietos, kur galėtumėm toliau tęsti savo hobį, pomėgį ir sutikome Vaidą, kuri pakvietė mus apsilankyti jo studijoje, pašokti salsą ir iš tikrųjų visiškai nesigailėjome to, nes buvo nerealiai praleidžiamas laikas. Palinkėčiau visiems būti tokiems kūrybingiams ir linksmiems, kad galėtumėt daug ką patirti ir labiau save patys pažinti. Vaida yra toks šiltas, toks geras žmogus, kad su ja ne tik gera šokti, ne tik tai gera bendrauti, bet ir leisti laisvalaikį, kadangi ji kuria ne tik šokius, bet ir mūsų bendruomenę. Kai tik įstojome į Vilnių, nebuvo klausimų, į kokį kolektyvą keliausime toliau šokti ir pasirinkome būtent Asarti. Žinoma, pasidomėjome apie vadovės, apie bendruomenę ir iš tikrųjų nustebome, kad buvo tiek daug gerų atsiliepimų apie mūsų labai mielą vadovę Vaidą, apie kitas mūsų vadovės. Visus labai kviečiu į Asarti kolektyvą, kad ir jūs taip pat patirtumėte tokias pačias puikias emocijas kaip ir mes ir sušildykite savo širdis mūsų koncerte. Mes daugiau negu tiesiog grupė žmonių šokantis kartu. Mes esam šeima.